Taigi mano pranešimas, kaip matot, urbanistinių pokyčių paveldosaugos analizė. Ką tai reiškia? Kaip iš tikrųjų mūsų miestas keičiasi ir kaip vertinti visus mūsų šitos miestus paveldo požiūriu. Ir šio pranešimo idėja kurti naują, saugoti seną vertę. Kurti naują. Tuo labiau, kad mes turim tokį kvartalą, iš tikrųjų, kurioje mes galime atnešti naują būtybę. Ir saugoti seną vertę, tai yra mūsų senamiestis, mūsų brangosios Neries ir Nemuno santakos vietovės. Ilgai manyta, kad naujam ne vieta istorinėje terpėje. Tačiau laikas keičia naujų prasmę ir vertę. Naujas praturtina seną ir tampa lygiaverčiu. Jei idėjos prasmė bus suprasta apie tą, kurią aš kalbu, senųjų vertybių kontekste nuo Pilies iki Vileišio tilto bus galima sukurti naują būtybę, tačiau būtina įvertinti šias seną ir naujų sąsajas, kurias norėčiau dabar ir parodyti. Miesto istorinių centro organizacija reikia priimti kaip objektyvų rinkos ekonomikos reiškinį ir vertinti kaip palankę senamiesčio atgaivinimo bei išsaugojimo galimybę. Naujai statybai privalu parinkti apstatytų teritorijų apleistas vietas, kas padėtų išsaugoti senamiesčio vertingąsias savybes ir užtikrinti miesto plėtros perspektyvas. Valstybės ir verslo kapitalo išmetimas į miesto pakraščius, paliekant nykstančius istorinės miesto dalis, yra aplaidumo ir neaukštiškumo veiksmas. Siekiant išsaugoti senamiesčio vertingąsias savybes, verslo negalima įstumti iš miesto centro. Būtina akumuliuoti investicijas ir nukreipti verslo dėmesį į mažiau vertingų, bet potencialių miesto įvaizdį gerinti centro teritorijų pakartotinį antrinį panaudojimą. Svarbiausias naujos architektūros uždavinys – kelti gyvenimo kokybę ir šiuolaikiškai plėtoti istorinę aplinką. Paveldo apsauga negali tapti kliūtimi reglamentuotoms intervencijoms, tačiau inovacijos negali būti kuriamos praeities vertybių sąskaita. Būtina vengti bet kokios pseudoistorinės kūrybos. Kiekvienas metas turi palikti savo ženklą istorijoje tik kokybiškomis intervencijomis. Inovacijomis. Šiuolaikinė architektūra istorinėse vietose privalo paryškinti istorinės vertybės ir užtikrinti paveldo evoliuciją. Statybinės intervencijos gali sukelti grėsmę praeities vertybėms. Be abejo. Tačiau ekonomika yra progreso pagrindas ir sudaro sąlygas pastatyti statinius, kurie skelbiami saugomais. Be finansinio kapitalo nei praeities vertybei saugoti, nei naujų vertybių sukurti neįmanoma. Ekonominė sėkmė miestui būtina kaip ir pats paveldas. Naujas miestas. Vienintelis miestas, kuris pastatytas po 2000 metų. Pilnas naujas miestas. Jo vaizdas. Matom kompaktišką, suglaustą įvairių funkcijų miestą, apsuptą žaliosios aplinkos. Naujų miestų vaizdas jau paveldosaugos ir aplinkosaugos kontekste multifunkcinis teritorijos panaudojimo. Kodėl aš paimu šitą miestą? Galbūt daug kas sako, Amerika mums kaip pavyzdys. Noriu pasakyti, Jungtinės Amerikos valstybės šiuo metu yra lyderiai pagal paveldosaugą pasaulyje.
ir pagal naujų miestų kūrimą pakeičia aukštybinius miestus ekologinis aplinkos miestas. Gamtinio potencialo panaudojimą. Labai charakteringa, kad mes didžiulio mastelio galėtume matyti čia Neries upę. Mes matydami Neries pakrantę su atitinkamomis prieplaukomis, su visų Neries pakrantės panaudojimu ir gražių sutvarkymu, kas reikalaujama šio laiko ekologiško miesto kūrybai. Panauda. Matome, kaip naujoji vietovė, kuris skendi želdiniuose, sujungta transporto arterijomis tojomis ir su visa paslaugų galimybė. Ir štai galbūt nepriimtina būtų naujo miesto relaksacinis kompleksas, multifunkcinis objektas, į kurį patenkama, kaip minėjau, iš prieplaukos arba nacionalinio uosto arba National Harbor, patenkama į šitą multifunkcinį relaksacinį centrą. Galbūt skambėtina, kad čia yra stiklas. Po šito stiklo yra paveldo objektai, paveldo teritorijos, ko mes galbūt Europoje dar neturime. Ir štai jūs matot tikrą paveldą, natūralų paveldą, matot šitą tiltą, jungiantį, matot šitą sieną ir matot šitą paveldą, kuris saugotas natūralus, tikras paveldas, mes vadinkim žodžio natūralus, bet autentiškas. Aukščiausios prabos, aukščiausios valstybės pastatai, kurie turėjo būti nukeliami, bet įsaugomi kaip to laiko objektai ir istorinis paveldas naujo miesto interjerinėje erdvėje. Visa šita didžiulė erdvė. Didžiulė erdvė. Norėčiau parodyti kitus istorinių miesto aspektus. Kartais mes labai bijome į bet kokį pastatą įvesti intarpus naujus. Ir štai Vašingtono geležinkelio stotis. Kada reikalinga didžiulė erdvė apgaubti šviesa, įvedamas intarpas į 19 amžiaus pastatą. Naujo ir seno darbė priimta kaip pavyzdinis reiškinys tarptautiniu mastu. Istoriniai miestai. Čia kažkaip man truputį sutriko. Ne visai taip parodžiau. Naujos architektūros, jau atsiprašau, sumašiau. Multifunkcinė įvairovė ir žavesys. Mes matome Georgetown miestą Amerikoje. Yra pretendentas į pasaulio paveldo objektus. Tai yra sava įvairovė, sava funkcijų įvairovės sudėtingumo. Mūsų miestai stinga įvairovė. Vienintelė svarba šiuolaikinėse mūsų miestuose, kad jie neužmigtų ir nebūtų monotoniški. Funkcinė įvairovė. Kuo didesnė funkcinė įvairovė, tuo miestas žavesnis. Matome įvairių istoriniai miestai, skirtingi urbanistikos ir architektūros pėdsakai istorinėje erdvėje. Mes nebijome atskirų pastatų, atskirų skyrių, atskirų formų. Kiekvienas laikas turi palikti savo ženklą, turi palikti savo vietą tiek istorijoje, tiek teritorijoje. Ir matom, mes ir klasicistinį paveldą, ir kitokį paveldą, ir naują statybą. Tai yra